Sveiki! Šiandien pasigilinsim, kaipgi viskas vyksta, kai norisi įstoti į Kelmės profesinio rengimo centrą arba trumpiau KPRC. Kartu pereisime visą procesą nuo pat pradžių iki galutinio patvirtinimo. Na, turbūt ne vienam kyla mintis, gal jau laikas naujam karjeros posūkiai. O gal tiesiog norisi išmokti ko nors naujo ir praktiško. Jei tokios mintis sukasi galvoje, tuomet šis pasakojimas kaip tik laiku. Gerai, tai nuo ko viskas prasideda? Pirmas ir, sakyčiau, vienas svarbiausių sprendimų – tai išsirinkti profesinio mokymo tipą. Reikia nuspręsti, kuris kelias labiausiai atitinka asmeninius tikslus ir esamą situaciją. Taigi, Kelmės profesinio rengimo centras siūlo, grubiai tariant, dvi kryptis. Pirminis mokymas – jis skirtas tiems, kas siekia gauti savo pačią pirmąją kvalifikaciją. Be to čia yra puikia galimybė kartu baigti ir pagrindinę ar vidurinę mokyklą. O štai tęstinis mokymas – tai jau kitas reikalas. Jis skirtas tiems, kurie jau turi profesiją, bet nori įgyti antrą arba tiesiog patobulinti turimus įgūdžius. Tad pagrindinis klausimas – ar startuojama nuo nulio, ar tobulinama tai, kas jau pasiekta. Gerai, kai jau aišku, kuria kryptimi judėti, ateina laikas pačiam svarbiausiam veiksmui – prašymo pateikimui. Pažiūrėkime, kaip tai padaryti kuo sklandžiau. Visas procesas, tiesą sakant, yra labai aiškus ir susideda iš 3 pagrindinių dalių. Pirmiausia, viskas prasideda internete. Reikia apsilankyti svetainėje Mokausi Lietuvoje. Ten tiesiog pildomas prašymas, svarbu viską atidžiai suvesti. Na, o tada belieka šiek tiek kantrybės ir laukimo. Pasibaigus priėmimui, sistema atsiunčia atsakymą, ar pavyko gauti kvietimą mokytis. Taip viskas vyksta organizuotai ir skaidriai. Valjo, prašymas išsiųstas, laukimas baigėsi. Ir štai yra kvietimas mokytis. Super! Bet tai dar ne viskas. Liko paskutinis, bet labai svarbus formalumas – dokumentų tvarkymas. Svarbiausia čia atsiminti, kad dokumentus nešti reikia tik tada, kai jau yra gautas oficialus kvietimas. Tai tarsi finalinis akordas visame stojimo procese, kuriam jau reikia fiziškai atvykti į centrą. Taigi, atvykstant pasirašyti sutarties, reikia turėti su savimi 3 paprastus, bet būtinus dalykus. Pirmiausia, galiojanti sveikatos pažyma. Tada 2 paprastos dokumentinės nuotraukytės. Na ir žinoma, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Tai yra standartinis rinkinys, bet viską verta pasiruošti iš anksto. Ir dabar dėmesio. Noriu labai aiškiai pabrėžti vieną dalyką, nes tai yra be galo svarbu. Sveikatos pažyma yra tiesiog privaloma. Taisyklė yra geležinė. Jei pažymos nebus, mokymo sutarties pasirašyti dėja nepavyks. Todėl šiuo dokumentu reikia pasirūpinti laiku. Na štai, kai visi formalumai sutvarkyti, galima ramiai atsipūsti ir pasidžiaugti, sveikinama tapus KPRC bendruomenės nariu. Bet prieš baigiant, norisi paminėti dar vieną labai praktišką ir patogų dalyką. Daugeliui, ypač atvykstantiems iš kitų miestų, tai yra milžiniškas pliusas. Mokykla turi savo bendrabutį. Tai reiškia, kad nereikia sukti galvos dėl gyvenamosios vietos ir galima visą dėmesį sutelkti į mokslus. Kas, sutikite, yra labai patogu. Na ir pabaigai pats centro šūkis, kuris, man atrodo, pasako viską. Kviečiame ir laukiame. Tai ne tik žodžiai, tai požiūris. Tad sėkmės visiems pradedantiems naują profesinį kelią.